7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Trumpas, mažai laiko, ne visų žaidėjų sulaukiam, kada norim, vieni turėjo daugiau treniruočių, kitie mažiau. Verčiamės kaip išeina, turėjom rungtynės 3 Lietuvoje, kurias naudojam, sakykime, jas kaip pasiruošimą Eurolygai. Tai buvo ir geresnių, ir blogesnių momentų, tai manau vis dar, kaip ir daugelis kitų Eurolygos komandų, mes vis dar ieškom to tikro savo žaidimo. Tai apsunkina tvarkaraštis, matom, šiemet jau vėl kitoks. Pradėjom sezoną su 2 savaitę, ko dar nesam turėję, tai laukia daug iššūkių, reikia ruoštis. Viskas gerai, sakau, kai laimi, turim 3 iš 3, viskas gerai, bet sezonas sudėtingas, neišvengs visos komandos ir pralaimėjimų, ir prastesnių momentų, tai tada turėsim dirbti visi kartu, viens kitam padėti ir palaikyti vieni kitus. Turėjai nuostabias rungtynes Klaipėdoje su Neptūnu, kiek tai galima sieti su tuo, jog vėl stumėsi 3 poziciją daugiau žaisti? Nežinau, gal labiau turbūt, kad sistemą kažkiek geriau žinau negu kiti, gal čia turbūt labiau kažkokį turiu pranašumą šiomis dienomis, o kad trečių žaidžiu, tai aš žinau, šiek tiek buvau pamiršęs, pernai beveik nežaidžiau, bet šiemet visai smagu vėl grįžti ten, bet sakau, būna tokių dienų žaidi daugiau trečių, tai galvoju, kad geriau ketvirtų, kai žaidi ketvirtų, galvoju, kad geriau trečių ir panašiai, tai nenoriu kažkaip per daug apie tai galvoti, tiesiog džiaugiuosi, kad galiu padėti komandai ir kad dar esu svarbus. Galima sakyti, kad Žalgiris vėl grįžta kažkiek prie to pranašumų krepšinio? Iš dalies galima sutikti, taip, tikrai daug akcentuojama yra tokių dalykų, planas parengiamas tam tikromis atkarpomis kažką atakuoti ir panašiai, tai tikrai bus ir tokio krepšinio. Pats asmeniškai vėl kur kas dažniau centruoji, kiek reikėjo prisiminti tą, kiek buvo išlikę nuo pernai metų? Čia turbūt jau nepamirštamas bus dalykas, tai nežinau, tiek metų žaidi, tai sunku ir pamiršti, kažkaip traukia prie to uselio toj pusėje dažniausiai, tai žinau, tikriausiai šitą dalyką daugiausiai esu ištobulinęs, išmokęs, pagrindinis tas mano žaidimo aspektas. Tai gerai, kad treneris mato irgi tenais pranašumus ir mato naudą komandai. Pats Algirai daug Žalgirio sudėčių esi matęs kiekvieną rudenį, su kuo labiausiai siejasi šis Žalgiris, koks jo veidas, kokie jo bruožai, ką pastebėjai? Labai sunku dar tikrai dabar pasakyti, tikrai esame, manau, dar ieškojimo kelyje, tikrai turim didelę rotaciją. Ką jau kalbėt, dar ir Dovis Giedraitis, kai prisijungs, tai tikrai dar ieško treneriai, manau, irgi gerų penketų, gerų situacijų, kas su kuo geriau gali žaisti, kaip jausis ir panašiai. Kitas iššūkis, kaip komandą išlaikyti viename ritme, ką ir kalbėjo treneris, kad bangavimų daug, tai kai daug žaidėjų, daug naujų žaidėjų, daug rotacijos, tai labai sunku išvengti to, tai ties to ir dirbsim, kad tą didelę rotaciją išnaudoti kuo optimaliau. Paprasčiausiai laukiam sugrįžtant, tikrai jaučiasi, nemeluosiu, tiek ir išvykoje žaidėm 2 kartus, tai tikrai jaučiasi, kad jų nėra, nes jie net realiai ir išvykoje girdisi ir labai gerai. Ar tau pačiam aiškus jų priežastis nuo protesto? Aš žinau, kiek žinau komandos, čia kiti atstovai kažkokius daro susitikimus, kažką kalbasi, aš kiek pats bendravau, maksimali pagarba iš jų žaidėjams, žaidėjų jiems taip pat. Tai sakau, mes kaip žaidėjai laukiam jų sugrįžtant. Kiek aš kalbėjau su jais, jie irgi sakė, žaidėjai čia su nieko nesusiję. Ir jeigu apie naują trenerį, apie Tomą Masiulių, aišku, kad labai skiriasi charakteriu ir savo žaidimo diegimu. Kas labiausiai krenta į akis, tai ramiausias Žalgirio treneris ir tavo karjerai? Sakykim taip, ramus treneris, bet tikrai daug skiriam laiko klaidų taisymui, analizei visokiai ir tikrai, jeigu klaidos kartojasi labai aiškiai, nesvarbu kokios statuso žaidėjas, labai aiškiai ir atitinkama, kaip pasakyti, atitinkamų būdų paaiškinama, kaip tų klaidų daugiau nekartot, tai
ta ramybė gali atrodyti iš šono, kad labai ramus, bet tikrai, kai turim susirinkimus, tikrai labai viskas aiškiai visiems yra iškomunikuojama iš nuomonės. Ir jeigu biškai panertum į žaidimo gilį, kiek derinių, kiek jie specifiniai, ar galbūt kaip tik kartojasi tie, kurie būdavo prieš Naro? Labai daug, žinokit, panašių, daug tų situacijų žaidžiam, ne vien tik su Šarūnu, kur lyginant su daug trenerių, tikrai labai daug panašių kartojasi. Realiai tais laikais daug skiriama dėmesio kažkokiems tai akcentams, kažkurį tai žaidėją atakuot ar prieš kažkurią gynybą, kokį derinį turėtum. Tai kažko naujo labai daug neprigalvosi, bet svarbiausia atsirinkti tam tikrų momentų ir tam tikrą laiką. Kaip žvelgiant į šalies krepšinio žurnalistai, specialistai, žaidėjai taip pat prognozuoja vietas įvairiom komandom ir Žalgiriui taip 12-14 vietą kažkas panašaus, manai, kad blogai. Manau, visada yra laikas prognozuoti. Prognozuojame prieš sezoną, prognozuosim vidury sezono. Tai, žinot, dabar sunku kažką pasakyti tikrai. Aš net nebejoju, kad visos dar komandos tikrai nėra savo geriausiam lygyje, ypač šiemet po vėlyvo čempionato. Ypač tos komandos dar, kurios vėlai sulaukia žaidėjų, arba kitos, kur vėlai susikomplektavo. Tai dabar prognozuoti iš vis kažką labai sudėtinga. Taip, matom komandos pirkiniai, dar visą kitą, kokie ten biudžetai, pinigai įspūdinga, bet vis tiek nesinori niekam užtikrinti ten, sakykime, garantuotai vietos aukštumose. Paminėjai, Edgarai, tą Europos čempionatą, ar smarkiai jaučiasi, kad skiriasi tų žaidėjų formą, kuris žaidė čempionate ir kurie nežaidė? Manau, kad tie, kas žaidė čempionate, jie formą turi gerą ir čia nėra problema, jie visą vasarą dirbo ir yra pasiruošę. Tik tai kitas dalykas, ką tu žaidi vasarą vieną sistemą ir turi greitai per kelias treniruotės 2-3 perdegti greitai į kitą sistemą pereiti, tai čia labai yra sunku tos savo, kaip pasakyti, įpročius, kuriuos tu darai visą vasarą pakeisti per kelias dienas, nėra lengva. O iš naujokų kas nustebintų galbūt ne bendrų žaidimų, bet šiom savybėmis, ar tai būtų šuolis, ar greitis, ar kažkas taip įstriktų į galvą? Ne, kol kas viskas, visi matyti, visi žinomi, kažkokio stebuklų nieks nedaro, tiesiog visi nori kuo greičiau save įtraukti į tą komandą ir prisidėti kuo labiau. Eurolyga šiandien pasiskelbė, kad už flopinimą nebebus įspėjimų iš kartėtinę pražangą, kas labiausiai iš jūsų galėtų nukentėti dėl šito? Manau, bus ne vienas, kuris nukentės ne tik iš mūsų komandos, tai viskas gerai.